pasukus ratuką galima padidinti viską, kad matytųsi. Ir čia dabar toks vyksta kruopštus darbas. Štai žiūrim, kur kiek kas užėjo. Vat. Ranka jau kavojasi, reikia. Taip. Mums reikia sumažinti, kad neužeitų ant šito. Nes jeigu užeis, tada turėsim jau mes ir tą kirt, bet mums jau negalima kirt, nes mes jį paėmėm kaip pagrindą. Jeigu ir jį kirptumėm, dar vienas būtų, tai tada tiesiog turėtumėm tuščią foną įdėti, nufilmuoti tuščią foną ir įdėti. O, nepastebėjau, jau šitas eina, reikia šitą tvarkyti. Traukiam gal. Aha. Tai vat visus reikia sekti. Taip. Vat, reikės daugiau įdėti taškų, nes turės būti apvedžiojimai. Kuo daugiau taškų, tuo bus daugiau darbo, bet nieko nepadarysi, nes reikės gražiai viską apgaubti. Pažiūrėsim, gal pradžiai ir užteks. Štai. Na. Viskas gerai. Va taip. Čia yra toks kruopštus darbas. Ir čia mes dar, pasakoma, tiesiog tokiais bendrom linijom darai. O paskui reikės visas, kiekvieną pagrindą vis pasižymėt ir pažiūrėt. O čia nes užstoja ranką, patraukia. Taip kiekvieną įjungi, kitą paskui vėl pasižiūrė. Na ir taip dirbė, kol baigi viską. Nu, maždaug turbūt suprasit, kaip viskas vyksta. Pasitreniruosit ir bus aišku, man atrodo. Štai žiūri, visą kruopščiai darai, vat, kad ranka užeitų. Visą laiką pajudini ir trauki kontūrus. Nu ir va,
Štai šiandien jau yra užėję, patraukiam. Štai matas pasitraukė. Normaliai, ranka biškė jau kavojas, atitraukiam. Žiūrim, vėl patraukiam. Kad ranka matytųsi, atrodytų, kad tikrai ją užstoja. Pasitikrinimui galima išjungti kontūrus ir tada paspaudus apatinę visą pagrindinę išjungi kontūrus ir tada matosi viskas labai gražiai, kur blogai padaryta, kur reikia pataisyti. Čia mes jau reikia pataisyti, jau užėję štai kontūrą. Patraukiam. Taip viską ir darysit iki galo. Pasitikrinat. Čia gan ilgas darbas eina. Ne taip greitai viskas gaunasi, kaip norėtųsi. Bet kuo kruopščiau darysit, tuo geresnis bus vaizdas. Tikrinam. Tai va taip maždaug viskas darosi. Čia jeigu viską daryt toliau, tai kruopščiai viską, bet maždaug kaip viskas atrodo. Štai įsisavinot gal. Ir toliau vėl reikėtų tvarkyti šitą. Jisai eis, uždengs. Šitą dabar grubiai tik tai atitraukiu, taip savo. Ateina, jis uždengia. Na ir maždaug. Tai taip gaminama. Maždaug supratot, kaip viskas vyksta. Na, tiek, kaip sakoma. O toliau, dėl ko apsiniaukęs dangus. Vat matot, jisai nėra toks apsiniaukęs. Bet, vat nėra jokių šešėlių. Ir filmuota iš karto. Vienas įėjimas, net neišjungęs kameros. Iškart grįžau ir kitą įėjimą nufilmavau, vėl iškart grįžau, kitą įėjimą nufilmavau, nes net kamera tiesiog išjungiant ir vėl įjungiant kamerą, iškart matosi pasikeitimas. O šiandien reikia, kad nebūtų vėjo, taip kad lapai nesimatytų šlamant, bet kadangi mes ėmėm pagrindų visą vieną tą vaikščiojimą, mums nereikėjo čia karpyti apačios, o paėmėm visą šitą pagrindą, o šitie visi jau nukirpti. Tai todėl mes čia palikom visą viršūnę, viskas natūrai. Va šitas natūralus, visas natūralus įėjimas. Tik tai va štai šičianais yra vienas sluoksnis ir šito antras sluoksnis yra. Ne čianais palikau. Galima net tą irgi sutraukti, pavyzdžiui. Ir matysies. Ir jeigu va dabar aš visus panaikinsiu ir šitą sluoksnį, panaikysiu tuos kontūrus. Ir štai, va, matot, nereikia net nieko koreguoti. Atrodo viskas normaliai. Tokius paspalvos, viskas, o jeigu būtų šešėliai, jau būtų šešėliai. Jau šito šešėlės galbūt čia kažkur kristų, tas užstoto ir jau gautųsi labai blogai, sudėtinga. Ir matytųsi, o kadangi dabar šešėlių nėra, viskas normaliai atrodo, viskas ėjo ir nuėjo. Tai vat, tiek, kai sakoma, žinių